Sveiki, dar viena diena, šiandien jau balandžio 28 ir pereikim, ką šiandien dariau. Ir taip, paskėm jau 40 dienų žymę, kas yra tikrai nemažai. Ir šiandien aš iš esmės vėl dirbu prie duomenų bazės. Prie duomenų bazės ir prie pačios svetainės irgi. Ir tada dar kelias dalykas padariau. Tai jau praeitos dienos aurorus, jau dar papušinti reikės. Tai aš dabar mokausi iš freecodecamp.org šito kurso duomenų bazės dizaino. Ir aš manau, kad tikrai labai daug naudingų dalykų žinojau, kuriuos ir pritaikau, na tiesiog dabar, kaip čia, struktūruojant pačią duomenų bazę. Tai ją implementuoti Django iš tikrųjų nėra sunku. Ir kai viską sustruktūruosiu, kai viską logiškai sudėliosiu stalčiukus, kur kas turi eiti, nes dar irgi nėra iki galo aišku, kaip kas turi būti, tai dar per kelias savaitės aš manau aiškins. Daugiau, kai su duomenų bazė jau būsiu patenkintas jos dizainu ir jausis komfortabiliai, turbūt tuomet pradėsiu prie arba dizaino template'ų dirbti, nes ten irgi aš manau reikės kelių dienų prie homepage'o, prie maršruto page'o. Ir kai turės kažkokį produktą, jau visada stengsiuosi čia atnaujinimus parodyti. Ir dar aš manau, kadangi mes matom, galim matyti pagal šitą dokumentą mano, diena 40, dalyka 40 dienų. Ir jeigu Django Intermediate šitie yra padaryti, Mozilla Django pusiau padarytas, ar iki gal neperžiūrėjau, bet dabar irgi naudoju kaip tiesiog material, nes gan lyg ir Django 4.0 tenais yra versija, tai gan naudinga. Ir Django 5 kai kur dokumentacija nurodo, tai gal yra atnaujinta tenais. Ir tuomet JavaScript'as. JavaScript'o turbūt aš nepereisiu, bet aš manau, kad visiškai man čia kaip JavaScript basicsai, aš su sintaksai jau esu daugmaž pažįstamas. Suprast, kas vyksta dar sunkiai kompleksiniuose visokiuose dalykuose, bet bent jau sintaksai suprantu. Ir tuomet dabar aš nusižiau, būtent dabar šitą kursą. Jis įdėmi, kai matau, vienas iš geriausių, bet kame yra problema, kad čia bus vienas kursas ir kiek aš prisimenu, čia irgi yra Django 5 by example. Ir ten, kiek mačiau pagal GitHub'o kodą, kad ten irgi bus e-commerce šitas dalykas, tai aš galvoju, nes šitą knygą aš tiek skaitysiu, nes manau, kad jinai labai naudinga turėtų būti. Ir dabar aš net nežinau, kaip čia geriau daryti, ar eiti šitą ir tuomet ar viską eiti, ar tik tai knygą eiti, tai dar pagalvosiu. Tai vis tiek projektą aš kažkokį norėsiu pasidaryti, antrąjį projektą. Vis tiek norėsiu pasidaryti bet dabar svarbiausia man yra duomenų bazė. Tai projektas aš nežinau, kiek liks laiko, tiek ir padarysiu, jeigu gerai man seksis su mano svetaine, aš projektą nedarysiu, tuomet paliksiu turbūt 2 projektus, tai yra to-do listas ir trečias projektas, galbūt iš vis nedarysiu, čia priklausys kaip seksis. Tai ateityje matysiu, o dabar viskas einasi, aš manau, gan gerai. Tai mokytis ar programuoti tęsiu rytoj.